Sveiki, sveiki! Šiandien parodysiu, kaip pasinaudojant linkais arba kitaip nuorodomis galima lengviau vaikščioti tarp šytų, ypač jei jų viename Excel'yje yra labai daug. Tai turiu tokius 3 šytus, jų gali būti daug daugiau. Ir turiu vieną šytą, kurį aš naudosiu būtent tų nuorodų sąrašui, ar ne? Tai norint susikurti nuorodą, galima atsistoti ant tam tikro laukelio ir eiti Insert Link. Arba galite tiesiog su dešiniu pelės klavišu ant tam tikro laukelio paspaudus pasirinkti Link. Atsidaro toks langas. Yra labai svarbu, kad jūs atsistotumėte ant Place in this document, nes būtent mums reikia linko, kuris nukeltų į vietą esančią šiame Excel faile. Na ir pasirenku projektas A šytą. Pagal nutylėjimą yra imamas A1 laukelis visada. Jeigu jums reikėtų, kad Excel'is jūs numestų ne į A1 laukelį, o nežinau, tarkim į D kokį 16, tai tokį ir įrašykite. Ir mes taip pat turime čia Text to Display. Šiuo atveju, kadangi aš jau buvau įrašiusi projektas A, Excel'is man jau iš karto paima šitą tekstą. Tai spaudžiu OK. Galiu susikurti ir nieko neįrašiusi, galiu susikurti nuorodą. Tai sukurkime projektui B. Štai čia, kadangi nieko neįrašiau, Excel'is tekstą, kuris bus rodomas čia ant laukelio, iš karto nurodo pilną laukelio adresą. Na, mums tas A1 kaip ir nereikalingas, tai galime išsitrinti. OK, ir susikurkime kaip pavyzdys, ar ne, C. Projektą. Sukūriau. Paspaudus, matot, atsidūriau projektas B, paspaudžiu ant čia, projektas C. Taip pat galime susikurti ir nuorodą, kuri mus grąžintų į pirmąjį šytą, kur yra visas nuorodų sąrašas, ar ne, tai štai. Ir taip lengvai gali vaikščioti tarp šytų, ar ne, štai spaudžiu čia, linkas. Štai, ir vaikštau C, pradžia, B, pradžia. Ir taip toliau. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Excel'io funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!